Taigi labas visiems ir šiandien aš padarysiu pirmo įspūdžio pavasario makiažo, gimtadienio makiažo ir naujų produktų apžvalgos video, viskas viename, nes tiesiog jūsų idėjų buvo labai daug ir aš nusprendžiau jas apjungti vieną, taigi jeigu jums įdomu, kaip padaryti šį makiažą, kurį aš dabar turiu, tai likite su manimi. Taigi pradedu nuo veido kremo, kurį labai mėgstu, jis yra iš L'Orealio, jis vadinasi Triple Active, jis kainuoja nebrangiai ir tiesiog man jis labiausiai patinka ir gaila pasanyti jau prie pabaigos. Paakiams paprastai naudoju Margaritos paakių kremą, bet šį kartą jo išvengsiu, nes jie nėra nei labai paburkę, nei labai užtinę. Lūpas pamaitinsiu Nivea lūpų sviestu, kuris yra nuostabaus aviečių kvapo. Pradėsiu nuo Catrice Made to Stay Makeup ir tai yra pati šviesiausia spalva 010 Nude Beige. Aš ją bandau pirmą kartą. Mane sužavėjo stiklinę pakuotę. Labai patogu, kad turi pompą ir štai tiek išspaudžiau ant rankos. Išbandysiu savo naują NYX šepetėlį skystai pudrai. Visų pirma, nors pudros atspalvis rašo, kad šviesus jinai tikrai nėra skirta pačiai šviesiausiai odai. Tačiau dengiant aš matau labai daug brūkšnių ant veido ir manęs tas tikrai nežavi. Nežinau, kiek jų matosi, bet brūkšnių tikrai daug. Pasistengiu neapleisti akių vietų, tą padeda padaryti šepetėlis. Visam veidui padengti reikėjo 3 paspaudimų. Šiaip šepetėlis tai labai maloniai jaučiasi ant veido. Ir realiai sausiaodėms net nereikia šito produkto forsuoti, nes jis iš karto toks pneumatinis. Tai ką aš pirmiausia galiu pasakyti, man šitas atspalvis tikrai tinka, bet pačiai šviesiausiai odai jis tikrai netiks, nes tai yra gan tamsi spalva. Aš paprastai imu maždaug antro nuo šviesumo. Ir man kol kas labai patinka, kaip jinai gula ant veido, žiūrėsim, kas bus toliau. Apie šį NYX šepetėlį kol kas dvejopos nuomonės, nes jis suteikia tokius brūkšnius ant veido, kuriuos aš manau pataisysiu su kompaktinė pudra, bet tai manęs nedžiugina. Ir dar galėčiau pridurti, kad jinai tikrai neblogai maskuoja, nes mano paakiai liko praktiškai užmaskuoti. Tačiau vis tiek naudosiu šiek tiek Catrice Liquid maskuoklio. Matosi, kad jis pas mane yra tikrai labai mylimas ir dažnai naudojamas. Ir manau, kad jį dėsiu su šepetėliu, nes man tiesiog taip patogiau. Bet šiek tiek išblendinu maskuoklį su šiuo šepetėliu. Galiu teigti, kad veido šitą pudrą tikrai stipriai neapsunkina. Dabar naudosiu kompaktinę pudrą veido užfiksuoti, tai naudoju štai tokį didelį šepetėlį, kuris išlygins ir tuos visus dryžius. Ok, toliau, ko man labai trūksta ir aš negaliu tiesiog žiūrėti veidrodį, tai antakiai, nes tiesiog nėra. Tai vėlgi turiu visiškai neatidarytą naują antakį pieštuką iš NYX'o ir jį atidarysim ir bandysim. Man taip patinka tas jausmas, kai atidarai naują produktą. Pieštukas atrodo štai taip ir kitoj pusėje turi štai tokias šakeles. Pasistatau veidrodį taip, kad jums gerai matytųsi, ką aš darau, nes dažnai komentaruose klausėt, kaip tu pasidarai savo antakį. Tai pirmiausia, pradedu formuoti pačią viršinę dalį. Tada lengvai padarau pačią pradžią ir šitas pieštukas labai pigmentuotas gerai. Ta prasme, jis labai lengvai slysta ir labai lengvai tepas. Tada surkau šitą dalį ir tada dirbu su vidinė antakio dalimi. Padariau maždaug štai taip ir tada viską, kas yra viduje, išblendinu. Man tikrai nepatinka šitas šepetėlis dėl to, kad jis yra milžiniškas. Todėl tam naudosiu savo turimą. Wow, šitas pieštukas tikrai yra kažkas tokio. Jis vadinasi NYX Eyebrow Powder Pencil. Ir mano spalva yra Ash Brown, aš sakyčiau, kad jinai yra gan šalta, tik dėl šitos pusės tikrai drįsčiau ginčytis, man atrodo, gamintojai galėtų padaryti daug plonesnį jį, nes tada lengviau išgauti preciziškesnį antakį. Na ir judame prie akių makiažo. Tai pirmiausia, naudosiu savo tikrai pamėgtą A1 akių šešėlių bazę. Ir pirmiausia, išbandysim šią naujieną iš Maybelline, tai yra The Rock Nudes. Naudoju štai šitą spalvą, kaip pačią pagrindinę. Pasiėmiau tikrai neryškią spalvą, bet esu nusivylus šios Maybelline paletės pigmentaciją, nes tos paletės tikrai daug geresnės. Gerai, kadangi matau, kad čia nieko nesigaus, imam kitą paletę. Rankose turiu dar neliestą Catrice The Precious Copper paletę ir dabar mes bandysim daryti makiažą būtent su ją. Šį kartą visą voką dengiu štai šią spalvą ir čia mano nuomonė pigmentacija palyginus su kaina yra tikrai daug geresnė. Pasirinksiu dabar štai šitos spalvos. Ir yra žėrinti, tamsiai, auksinė, ale bronzinė, net neįsivaizduoju kaip įvardinti. Ir dėsiu į voko linkį, kurio aš praktiškai neturiu, todėl man reikia jį kurti. Pigmentaciją aš esu tikrai nustebusi. Prasme, aš vos priliečiu ir spalva ryškiai matosi ant akies. Tik tai negalvokit, kad taip ir paliksiu, dar daug blendinsim. Ir dabar į patį kraštelį pasiemu štai šitos ir viršai esančios tamsiai rudos spalvos ir įdedu į patį kraštą. Imame praktiškai švarų blendinimo šepetėlį ir švelniai išsklaidome tai, ką padarėme.
Va, matosi viena išblendinta akis ir su viena akim nieko nedaryta. Aš dažniausiai pastebiu makiažuose, kad, panelė tikrai nepakankamai išblendina ir pati dar nesu profesionalė šitam dalyke. Dabar pasiimsiu dar kartą šiek tiek šitos spalvos ir uždėsiu jos po akim. Kadangi turiu tokią akių formą, kuri yra tikrai nedėkinga akių makiažam, tai negaliu dėti čia paprastą pieštuką, nes tada tai dar labiau sumažina akį. Dėl to geriausia dėti yra ryškiausia, o virš akies naudoto šešėlio spalva. Drįsčiau sakyti, kad blendinimas yra tas, ką galima daryti realiai visą laiką ir, blendinimai niekada gali nebūti pabaigos. Bet kol kas turiu, ką turiu, man atrodo, pakankamai gerai išblendinau. Dabar norim pristatyti naujieną iš Essence, kuri man tikrai patiko. Tai tikriausiai pastebėjote, kad atnaujintose stenduose yra štai tokie šešėliai po vieną ir jie kainuoja apie 1,09 €. Aš pati esu nupirkus mamai vieną juodos spalvos tam, kad dažytų antakius, jis yra visiškai matinis ir gerai pigmentuotas, dėl to man patinka. Čia jeigu įdomu, tai spalva 20. Ir man patiko tai, kad galima nusipirkti tuščią paletę, kuri kainuoja irgi apie 2 €. Ir jie tiesiog įsidėti 4 spalvas, kurios jums patinka. Tai taip. Taip pat jas galima turėti ir štai tokioj paprasčiausiai pakuotėj. Tai vien tas faktas, kad iš didelio spalvų pasirinkimo, kurių yra, man atrodo, apie 20, galima išsirinkti pačias tinkamiausias spalvas ir turėti pačias reikalingiausias savo paletei, mane tikrai tai sužavėjo ir tai yra didelis Essence žingsnis į priekį. Tai kol kas į paletę susidėjus vieną spalvą, tai galima tvarkingai išimti įdėjus pirštą. Taip. Ir tai yra spalva 05 Cotton Candy. Ir ją šiandien panaudosime kaip highlighterį. Tai pirmiausia, kaip bazė šviesiai spalvai į vidurį, aš panaudosiu štai tokį NYX šviesiai rausvą akių pieštuką, kuris yra labai kreminis ir labai fainas. Kas atrodo labai nekaip. Ir šitą vietą įdėsiu šiek tiek šitos spalvos. Geriausiai, žinoma, dedasi su pirštu, nes tada spalva būna labiau pigmentuota. Ir šiek tiek jos įvedu į vidinį kampą. Tokiu būdu jūs akys atrodo tiesiog žvalesnės ir gyvesnės. Taip, kad jau prakalbau apie highlighterį, tai pirmiausia panaudosiu bronzerį ir turiu naujieną iš Essence, tai yra Luminous Matte Bronzing Powder. Ir aš turiu atspalvį šviesesniai odai, dėl to labai džiaugiuosi. Kol kas imu tikrai nedaug, nes neįsivaizduoju, kokia yra šito produkto pigmentacija. O pigmentacija, matosi, yra tikrai nebloga. Man iš tikrųjų patinka. Tai yra visai fainas bronzantas. Gal, šiandien pasiplonusiu nosį. Dar šiek tiek uždėsiu čia. Ir kodėlgi nepaeksperimentavus, pabandysiu susikontūruoti nosį su štai tokiu plonu šepetėliu, kuris panašus į dantų šepetėlį, su spalva, kuri yra pačiame viduryje. Aš tiesiog paimu šiek tiek spalvos ir prabraukiu tiesią liniją, nes norėčiau tiesios nosies. Ir tas ją vizualiai paplonina. Ir gal šiek tiek išblendinsiu tai, ką padariau, kad nebūtų labai akivaizdu. Ir vėlgi, norint išbandyti šių šešėlių pigmentaciją, noriu paversti juos tokiais labiau universaliais. Pabandysiu naudoti čia žalią spalvą kaip highlighterį, nes tai tikrai gan blizgi. Oh my god, atrodo žiauriai gerai. Aš nežinau, kiek matosi per kamerą. Eik tu savo, rezultatas žiauriai geras. Kiek jų matosi, nežinau, bet nesveikiai gerai atrodo. Pablendinam. Dar šiek tiek highlighterį uždėsiu ant nosies. Pamiršau užfiksuoti antakius. Tai naudojam antakiams Brow Precise Fiber Filler iš Maybelline. Tai yra naujiena, kurią aš jau minėjau tikrai ne vienam filmuke, kurią aš labai pamėgau. Jie labai lengva užfiksuoti antakius visai dienai. Ir dar užsidėsiu tušą, nes jo tikrai trūksta mano akim. Be blakstienų retiklio mano akys net neatrodo didesnės, tai todėl tai yra būtinas dalykas man. Tai taip pat uždėsiu šiek tiek skaistalų. Šį kartą gavau tikrai daug naujienų su skaistalais, tai yra pavyzdžiui Catrice Light and Shadow, kuri man visiškai pasirodė nepigmentuota. Arba Infallible Blush Paint man netrodė per daug pigmentuota ir neina blendinti jos. Bet iš tikrųjų tikriausiai labiausiai mane sužavėjęs ir toks pats paprasčiausias produktas yra standartinė kompaktiniai skaistalai. Tai čia aš naudoju NYXo blushą, spalva yra 03 Angel. Kadangi tai yra pavasariškas makiažas, tai gaivumą tikrai padeda suteikti žavūs paprasti skaistalai. Ir su tokiom švelniom spalvom tikrai sunkiai padauginsite. Na, dabar pabandysime tušą. Naudoju visiškai naują tušą iš Maybelline, šepetėlis mane visai sužavėjo. Ir jis vadinasi The Colossal Big Shot Long Express Mascara. Ir dabar aš tai darau pirmą kartą ir net neįsivaizduoju, koks bus rezultatas. Aš nežinau, aš esu iš tų merginų, kurios nesugeba pasidažyti šų nepalietus voko. Ir dabar labai stengiuosi.
Na, šitas tušas man asmeniškai nėra kažkas labai ypatingo, bet atrodo tikrai gražiai ir puikiai tinka kasdienai. Iš tušų, kas manęs visiškai nesužavėjo, tai yra Katens naujiena Volume Stylist 18 valandų Curl and Hold Mascara. Jinai užrečia, bet jinai atrodo siaubingai, suvelia blakstienas ir toks jausmas, kad jos iš vis nepadažytos, bet tiesiog suveltos. Tai tiesiog kažkoks senso nesusipratimas, tikrai nerekomenduoju. Ir dabar viskas, kas mums liko, yra lūpos, tai naudosiu naujieną iš Maybelline, vėlgi dar neatidarytas lūpdažis, tai yra 987 Smoky Rose, jis yra matinis. Nusivalau visą perteklių nuo lūpų ir tai yra graži nude kasdieniška spalva, puikiai tinkanti pavasariui ir dėl aš ją pasirinkau dėl to, kad jinai visai daro su mano skaistalais, kas yra tikrai svarbu dažantis. Iš tikrųjų, tai yra ne pirmas mano šitos firmos matinis lūpdažis ir jie mane žavi savo mažą kainą ir gerą kokybę bei puikių išsilaikymų. Jie tikrai nesausina taip lūpų kaip daugelis matinių lūpdažių, pavyzdžiui, NYX Soft Matte, kurie atrodo labai gražiai, bet po jų lūpos lieka žiauriai sausos. Taigi šitie produktai, kuriais aš pasidažiau, man visai patiko, iš tikrųjų buvo ir gerų ir blogų. Tikriausiai, kas mane labiausiai žavėjo, tai yra šitas matinis bronzantas, šita šešėlių paletė, nes jinai yra super pigmentuota. Man tikrai patiko šita skysta pudrė, nes esu geltonos odos savininkė ir jinai nėra labai šviesi, bet man tas atspalvis puikiai tinka. Tikrai šviesiai odėms nerekomenduoju, bet jei galite vos tamsesnę, pasibandykite parduotuvėje, tikrai puikiai pudra. Ir jinai puikiai maskuoja. Na ir žinoma, tikrai patiko šio antakių pieštuko iš NYX tekstūra. Dar, manau, atradau naują savo kasdienį highlighterį, tai yra ši spalva iš Essenso. Pažinkim, atrodo labai žaviai ir niekada nepasakyčiau, kad tai yra paprastas mano šešėlis iš Essenso. Tai jo, tikiuosi, kad jums buvo įdomu žiūrėti ir pavasarinio makiažo prašė labai daug kas prašė naujų produktų video ir labai daug kas prašė apžvalgų tokių iš pirmo įspūdžio apie produktus, tai viską pasistengiau sujungti vieną ir išpildyti kuo daugiau jūsų norų. Ir jo, susitiksim jau greitai, stengiuosi kuo daugiau kurti, nes pavasaris gražu ir tai buvo makiažas skirtas toks ne kasdienai, jis yra skirtas fotosesijai, šventėjai, gimtadieniai, būtent pavasarį, nes atrodo labai gaiviai ir gražiai. Na, o merginos pasidariusios šį makiažą, nepamirškite šypsotis, nes tai yra gražiausias jūsų aksesuaras. Susitiksim jau greitai. Čiau!